Nebandyk staisyti sulaužytų paukščių. Metafora, bet ir viena iš svarbiausių gyvenimo pamokų. Aš ją pats turėjau išmokti sunkesnių būdų, per savo klaidas turėjau jas išmokti, per savo gyvenimo potyrius turėjau jas išmokti. Bet aš tikiuosi, kad tu išmoksi va čia, tiesiog pažiūrėjęs, paklausęs manęs lengvesnių būdų. Kad nereikėtų tau kartoti tų pačių klaidų, kurias aš kartoju, kurias aš dariau ir kurios mane privertė tapti tokiu, koks aš esu. Nebandyk sutvarkyti sulaužytų paukščių. Metafora. Paukščiai tai yra žmonės. Sulaužyti tai yra tie žmonės, kurie yra sulūžę, sugadinti, sužeisti. Ir jie yra visi psichologiškai sugadinti, psichologiškai sužeisti, psichologiškai sulūžę. Dažniausiai tokie žmonės, visų pirma, jie yra negatyvus, jų požiūris negatyvus, jų požiūris labai skiriasi nuo tavo, jų kasdieniniai veiksmai labai skiriasi nuo tavo ir jie tiesiog natūraliai ir patys griūna žemyn ir tempiasi kartu viską, ką gali pasiimti. Tempiasi kartu žemyn viską, ką gali pasiimti su savim. Tokių žmonių turėtum tikrai vengti. Kodėl? Galėjai sakyti taip, aš noriu padėti. Tai yra taip visiškai normalus, toks biologinis instinktas žmogaus iš vidaus rūpintis kitų, padėti, padaryti kažką gero. Bet žiūrėk, tokiem žmonėm tu nepadėsi. Tokiem žmonėm tu gero irgi neduosi. Taip neatsitiks. Bet kiek aš bandžiau tokiem žmonėm padėti, nei vienam ne. Užtruko laiko, kol aš supratau, tiesiog šitą pamoką turėjau išmokti. Visų pirma, tie žmonės, jie nenori keistis, jiem patinka būti tokių sulūžusių, sugadintų. Jie yra laimingi, gyvendami. Ir tai jų gyvenimas, tai neturėtų tavęs tai nei pykdyti, nei džiugint. Jokios emocijos to neturėtų sukelti, jokios nuomonės, nes tai jų gyvenimas, tai ne tavo gyvenimas. Jie daro savo gyvenimą, ką nori, tu darai savo gyvenimą, ką nori. Galų gale, jeigu tu net ir bandysi jiems padėti, ir gal jie pradžiai priims, lyg ir atrodo, kad priima tavo pagalbą, ir kad atrodo, lyg jiem reikia jos. Ne, galų gale tu liksi kaltas, jie užpyks ant tavęs, kad tu jiems bandai padėti. Jie tada, blemba, iš tikrųjų, tu čia maknysi protą, kad aš čia blogai darau, nors man atrodo vis laiką gerai, kad aš gerai dariau. Ir jie tada užpyks ant tavęs dėl tos tiesos. Jiem nepatinka girdėti tiesą. Visų trečia, svarbiausia, tu švaistysi savo laiką, pastangas, energiją ant tokių bereikšmių dalykų. Tu padėsi tam, kam nereikia. Padėsi tam, kas nenori tos pagalbos. Tu jiem kiši pagalbos ranką, o jie kandžios. Visų pirma, jeigu tu nori kažkam padėti, tu turi padėti savo. Tai jeigu tu bandai padėti visiems, pas savim nesirūpini ir bandai padėti visiems, tu švaistai savo potencialą ir savo laiką. Tu bandai padėti jiems, galbūt jiems reikia, bet jie nenori. O kas iš tikrųjų nori pagalbos, kam reikia? Tai yra pačiam tau reikia pagalbos. Pačiam tau. Tau pačiam reikia pagalbos. Tu pats savo paimk ir padėk pastangas, kad tu taptum tobulesnis, geresnis. O jeigu jie nenorės, jie nepasikeis. Žmogus, jeigu jis nenori, jis nesikeičia. Žmogus keičiasi tik tada, kai jisai nori. Kai jam to labai reikia. Bet dažniausiai žmonės nenori keistis, žmonėms patinka, kurie yra. Patinka jiems tą bedugnę, patinka jiems tą dėžutę, tą komforto zoną, kurią jie yra pasistatę. Tai tu bandydamas jiems padėti keistis, tu švaistai savo laiką, tu švaistai jų laiką, ir svarbiausia, tu švaistai savo potencialą, bandydamas jiems padėti. Ir tokių žmonių tu turėtum vengti, nes jie ir nutems tave žemyn, ir švaistys tavo laiką ir tavo potencialą. Ir tavo energiją veltui išnaudos. Tavo laikas limituotas, tu gyveni tik vieną kartą. Tai paskirstyk savo laiką tvarkingai, o ne bereikšmiam dalykam. Taip, tu gali pabandyti padėti, bet jeigu matai, kad jie nepriima tos pagalbos ir jie nenori tos pagalbos, viskas.
tau čia yra ženklas eiti, apsisukti ir daryti tai, kas reikia. O daryti tai, kas reikia, tai yra padėti savo, tobulėti ir siekti savo potencialą, o ne kažkokias nesąmonės daryti ir bandyti padėti tam, kam net nereiktos pagalbos. Svarbi pamoka, tikiuosi išmoksi ją iš manęs, o ne iš savo klaidų. Dabar eisiu kačialką, sunaikinsiu kojas, sutiksim kačialkį. Ok. Yra, karoči, kojas šiandien biškai kitaip pradėsim. Pradėsim nuo leg extensionų ir leg preso ir čia padarysiu 2 setus, bet darysim kaip supersetą. Supersetą iš karto reiškia be jokio poilsio. Tai kaip aš apšilti irgi, karoči, patariu iš karto apšylį, va, tarkim, aš dabar supersetinti su leg presu. Apšylančią, kad sutaupyti ir laiką ir čia daugiau raumenų veikia negu tik leg extensioną, kad tik quadsai. Bandysim tokį supersetą. Tai turėtų būti mano zaibis. Tikėkimės. Nu, prikolas. Padarysim dar vieną setą tokį tikrai. Yra pasikeitimai? Nebėm. Jei be šitų darau, strepsu, be raiščio, kelėnio. Blembus jausis kitoks biški. Visi lyg ir užspaudžia. Ir tą kraują grinai užspaudžia lyg. Jo. O taip tai... Šitą... Lengvesnis judesys gaunasi, mažiau jėgos, bet jis lengvesnis. Jo. Dabar sunkiau gal ir buvo. Bet, žinai, lyginai labiau kraują pritikėjo jausis. Tu pajautai, draugužiai. Prikolas. Passo com o bico do acabou. Sai a nossa tampa, avançar nessa gostosa. Legal. Podia dar assim legal. Olha.
Vėl rašai. Ką tu? Pisa, nahai, nepisma protą dabar. Tu durnas. Ouč. Ouč. Bля, Maros radau sekretą. Čia vadinasi vyras. Baisiai. Jaudam, kada čia paskutinį setą užbaigsim. Vau, jau senai nejaučiu taip kojų gerai, kad jos tokios tiesiog pripumpuotas, atrodo sprogs. Taip ant tiek kraujo privarytas. Žinau, jis dar nėra taip tokios, bet pats jausmas. Pats jausmas toksai, vau, senai taip jaučiau per kojų dieną. Sequência de colocadinha, o sarra gostoso hoje na treta da novinha. Sequência de colocadinha, eu vou sarra gostoso hoje na sequência de colocadinha, vou sarrar gostoso hoje na treta da novinha. Sequência de love, sequência de colocadinha, eu vou sarrar gostoso hoje na treta da novinha. Pizda kaip dega, tipo net šaltai, atrodo gelia. Vau, Iš vaikystės trauma yra šiaip Alekpreso. Kažkada, kai tik nesenai pradėjau eiti kačialką. Ir aš net pamenu, toks jau stengiaus, dariau kojas. Ir man padešinė, tokia milfačka graži kačialinas. O aš darau tą Alekpresą, šaibą dėjau. Iškart iš kačialkos trugelį išėjau. Ir visą laiką dar tokia kraščiai yra baime Alekpresą daryti. Užsiblėta, jeigu netyčia. Tai vat, žinau, tokia kaip taisyklė gyvenimo pas mane, būtinai prieš kojo dieną super gerai įsišykt. Nu viso, šiandien kaip užteks, įkram užtenka vieną tokį žiaurį intensyvų setą atpist, nes ir tai veikia, visą laik veikia, tu vaikštai, kardę darai, jie veikia, tavo svorį nešioja
ir taip gauna to ištvermės darbo užtiktinai. Tai jeigu tu nori jos pradėti, kad jie užaugtų, padaryti taip, jiems reikia duoti kitokios apkrovos, jiems reikia būtent duoti tokios jėgos, sunkaus svorio, taip greitai, taip trumpam, intensyviai. Ir natūraliai tiesiog pasidarys dar nuo kiekvienos dienos vaikščiojimo, prisidės tas ištvermės darbas. Ir taip ir pasistato ikrai. Nesmaukant jos, reikia pastatyti, o su sunkiu svoriu. Visio, šiandien užteks. Trefkė baigta, visiškai kitokia. Senai toks jausmas ant kojo. Baisus laikas, ahujenai tikrai. Ir visio, ačiū, kad žiūrėjot. Visio, bandykit.